Gerai, prijunkime gerbiamą Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadą Eduardą Vaitkų. Sveiki, Eduardai, kaip miegojot? Sveiki. Audriau, iš karto pradžioj 4 pastabėlės, bet atsakysiu nuo jūsų paskutinio klausimo. Pasirašiau, kada puls Rusija. Aš atsakau, kai NATO pasiruoš, tai tada Rusija suderins, tai tada Rusija ir puls. Aš irgi taip galvoju, nes būtent jie laukia, kol ir mes sutvirtėsim, nes jie kvailiai. Jau žuot, kad dabar būtų užpuolę arba dar anksčiau būtų užpuolę, kur iš vis nieko pas mus ten praktiškai nebuvo. Tai jie laukia. Bet, žinant rusų mentalitetą, jiem duok pasimušt. Tai jam smagu. Bet čia nieko mes nepadarysim. Taip, klausau. O dabar pala. Dar 4 pastabėlės ir pradėsiu nuo to. Audriau Nakai, aš jūs pamokysiu, nes jūs esat jaunas. Nelabai klausot. Jaunas. Klausau. Šokti su moteriške reikia apsikabinus, o nesidžiaugti, kai dainininkas ir iš toli viens prieš kitą mankštą daro. Su moteriške šokti apsikabinus reikia. Tai jūs senamadis, turbūt pagal Štrauso valsų šokat, kaip mano dėdukas. Tai aš pagal senamadis. Dabar dėl Deutsche Welle tiesiai pasidžiaugia, kad 2027 metais Vokietijos armija jau bus pasiruošusi kovoti Lietuvos teritorijai. 27. Taip, iki to laiko rusai palauks. Tai taip, nes jie turi elgtis normaliai, rusai. Taigi jie liepsim ir lauks. O dar tada priminsiu, kad po Antro pasaulinio karo, tai Stalino vizija, Tarybų sąjungos reiškia Stalino vizija, kad Vokietija turi būti vieninga valstybė, nesuskaldyta į kelias dalis ir turi būti neutrali valstybė. Bet kiti Stalino sąjungininkai Amerikoje, Anglijoje, jie turėjo kitokių minčių ir kad reikia Vokietiją suskaldyti, kad nebūtų vieningos valstybės ir paskui reikia apginkluoti. Tai taip ir rutuliojosi įstatymas. 3. Dėl ypatingojo prokuroro. Netgi pasiėmiau knygutę. Korupcijos pabaisa. Šičia man ją padovanojo netgi su užrašu. Kai aš buvau Europos antikorupciniam to centro steigėjas ir vykdomo komiteto narys, pavyzdžiai pasaulyje yra, kai jeigu politinė valia su korupcija kovoti yra, tai Hongkongas pavyzdys. Sukovojama ir korupcijos praktiškai nebelieka. Jeigu yra nusiteikimas korupcijai neleisti išplisti, Singapūro pavyzdys, tai tos korupcijos ir nėra. Tai ypatingo prokuroro institucijos sukūrimas, ir jūs teisingai pasakėte, apsauga to žmogaus ir jo komandos. Tai šitoj vietoj ir būtų politinė valia Lietuvoje pabaigti iš esmės su korupcija. Bet kadangi korupcija tam pačiam Europos antikorupciniam centre, kur anglai pagrindinę vaidmenį vaidino, prie Anglijos ir Velso sveikatos apsaugos ministerijos 300 žmonių padalinys kovai su korupcija ir apgavystėmis sveikatos apsaugos sistemoje. Bet tik tai Anglijos ir Velso. Tai jie gražiai turi savo skaičius, paaiškinimus, kad korupcija yra biznio rūšis. Ir jinai labai pelninga biznio rūšis. Ir užtat su ją kovoti galima tik tai turint politinę valią ir pasidalinant žiniomis. Ir paskutinis. Atsakysiu, koks karo tikslas Ukrainos teritorijoje. Karo tikslas, kuo daugiau nuleisti kraują. Čia taip loginis protas sako, žiūrinti tai, kas vyksta Ukrainoje. Nuleisti kraują ukrainiečių, ir kad ukrainiečiai nuleistų kuo daugiau kraujo Rusijos gyventojams. Tai kaip dvi broliškos tautos mušasi, tai kažkas iš to labai laimi. Tai šitokia ir yra situacija. Negera, sakyčiau, situacija. Ir kadangi prabilot apie kraują, pasižiūrėkim visiškai šviežią pasisakymą
Tas pasisakymas buvo vakar. Necentro ekspertas Ainis Petkus vakar tiesiog parodė Delfyje tą publikaciją, kur tenai oficialus Lietuvos atstovas Ukrainos kare su Rusija Jonas Ohmanas su savo kolega iš Ukrainos kažką kalbėjo. Na, o tą video, ką ten kalbėjo, teko pasižiūrėti vėliau vakare. Ir tai, ką pasakė tas ukrainietis, man pasirodė, Baisiau negu baisu. Tik man pasirodė tikrai įspūdinga, kad apie tai galima kalbėti didelėme viešai kanale, viešai, ne šiaip Facebook'e apsinešęs koks parašė, ten visko pasitaiko. Facebookas, ten pats atsakai, neatsakai, tave tenai pričiups, ištrinsi. Ne, čia kanale rimtai buvo kalbėta. Prisimenant, kad prieš kelias dienas valstybinio transliuotojo kanale buvo kalbama, kad Kauno meras Matijošaitis turi žūti jo šeima ir visi tokie kaip tas Matijošaitis ir jo šeima turi žūti, tai man atrodo, kad čia jau nebe atsitiktiniai pasisakymai, o tai yra tendencija kryptinga, gerai suplanuota, nes jeigu tai būtų atsitiktiniai pasisakymai, bet kokia redakcija, jeigu tiesioginio eterio metu jūs dabar kažką lepteltumėt tokio panašaus, tai be abejo įraše to nebeliktų ir po to dar būtų paaiškinimas, kas ten atsitiko. To nedaro nei valstybinis transliuotojas, nei nepriklausomas žmonių partijos portalas Delfi. Taigi pasiklausykim, apie ką perspėjo ukrainietis, apie kokius lietuvių trūkumus jisai vakar kalbėjo Lietuvos gyventojams. Готово ли ваше сегодня общество на второй год войны такой? Могу с уверенностью сказать, ваше общество сегодня не готово воевать. Так же самое, как ваши военные. И готовы ли у вас сегодня прийти на мобилизацию 1 миллион мужчин в Литве? Наверное, нет. Ar galėtų šiandien pas mus mobilizuotis milijonas vyrų? Greičiausiai ne. Ar pasirengęs lietuvis šauti į lietuvį? Tikriausiai irgi ne. Todėl tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, Latvijoje tai absoliuti katastrofa. Audriau, aš priminsiu, kad mano mintis apie tai, kad reikia stabdyti karą, tai LRT nuomonė prieštarauja demokratijos principam. O šitos kalbos tai kaip tik reiškia skatina demokratiją, kad lietuvis šauti į lietuvį turi išmokti. Pradžioje jį reikia išmokinti. Kol kas dar nemokam. Gal yra keletas, bet tikrai per mažai. Per mažai. Ta pačia proga pakartokim, kaip ten sako, kartojimas mokslų motina. Mokymosi motina. Ką kalbėjo prieš kelias dienas valstybinio transliuotojo eterėje ir žurnalistai klausėsi išsižioję. Kitas mūsų atstovas irgi su kažkokiu akcentu, nežinau, ar tas žmogus lietuvis ar iš Lietuvos, bet žodžiu, jisai atskleidė, kad Kauno meras Matijošaitis turi žūti. Neturi gyventi. Taip. Jums pažadėjau, kad tai pasakysiu ir pasakysiu. Mes turim Lietuvoje valstybės tarnautoją, antro pagal dydį miesto merą Visvaldą Matijošaitį, kuris yra mano asmeninis priešas. Jisai yra Lietuvos priešas. Aš nesuprantu, kodėl dar neiškelta jam baudžiamoji byla. Jisai tiesiogiai remia karą Ukrainoje. Taip gavosi, mane biškį sužeidė kare. Vadinasi, tai padarė jisai. Pas mane žuvo 100 mano draugų. Vadinasi, tai padarė Visvaldas Matijošaitis, jo šeima, kuri nesugeba uždaryti įmonės. Mes jau atidavėm Ukrainą. Jau. Bet jūs visi užmirštat paprastą dalyką. Kad jeigu Ukraina pradės pralaiminėti, aš būsiu tenai su jais. Karpatai dideli, mes ten dar pakriausime. Bet ką jūs darysite, kai rusai atsiras Vilniuje? O aš nematau kitų žingsnių. Rusai nesustos, jie nestabdys savo karinės pramonės. Jie dabar yra išsibėgėję ir jie varys. Jeigu kas nors galvoja, kad kas nors iš Amerikos ar dar kažkur panaudos atominį ginklą prieš Rusiją, to tikrai nebus. Ir jeigu rusų tankai prasiverš į Lenkiją ar dar kažkur, tai jo Lenkai kariaus. Tai bus labai skaudu. Lietuviai nekariaus.
to kad mes turim Visvaldą Matijošaitį ir Kauną. Dar kartą pasikartosiu, viskas, kas dabar vyksta Europoje, viskas yra nukreipta Rusijos pajėgų. Visa politika, visa mūsų vidinė politika. Vėl pasikartosiu, Karfagenas turi žūti, Matijošaitis turi žūti. Kol žmogus neuždarė savo gamyklų Rusijoje, jisai moka pinigus rusam. Jie naikina mano draugus ir sunaikins visus sėdinčius čia. Čia net nėra ką pridėti. Aš dabar sėdžiu, žiūriu pas Matijošaitį, namuose tamsu. Tai gal jau nužudė, gal man reikia skambinti į policiją ir klausti, nes visam name tamsu. Tai šitokios mintis Lietuvoje yra legalios, o tai reiškia, šitokios mintis yra Lietuvos politinės sistemos toleruojamos, o tai reiškia, su šitom mintim Lietuvos politikai, leisdami taip kalbėti, išreiškia savo požiūrį ir į Lietuvos gyventojus, ir į aplinkinės valstybės. Aš priminsiu, kaip Ukrainos prezidentas Porošenko, Valcman, kai jisai savo biznį, saldainių gamybos biznį Rusijos turėjo ir tuo metu karas su Rusija vyko, tai ukrainiečiai nesiūlė nužudyti savo prezidento, nes jisai turi biznio ryšius su Rusija. Šitas Lietuvos patriotas, vadinamas turbūt, arba jis save taip vadina, manau, bet gal jis vadina save Ukrainos patriotu ir patarėjų Lietuvai. Šitas patarėjas tiesioginiu tekstu skatina neapykantą Lietuvoje, kuri yra draudžiama konstitucijos, bet konstitucija Lietuvoje negalioja. Tai užtat, jeigu nebus įstatymo diktatūros, tai ir Lietuvoje kraujo upes jie pralies. Ir tada, kai aš sakiau tą savo frazę, kraujas arba praplaus akis, arba paskandins mus visus. Priminsiu, kad Vokietijos ministrė tiesiogiai pasakė, karo ministrė, tiesiogiai pasakė, kad atominis ginklas Lietuvos oro erdvėje būtų vertintinas kaip Rusijos atgrasimo priemonė. Vokietija savo teritorijai turi Amerikos atominį ginklą ir su visom šalim Amerika turi sutartis, turi teisę panaudoti, kai Amerika leis panaudoti. Turi teisę vežioti tą atominį ginklą. Ir ar jiems bus tada svarbu, kad Lietuvoje yra konstitucija. Toks teisės visų Lietuvos žmonių priimtas teisės aktas, kuris sako, negali būti masinio naikinimo ginklo Lietuvos teritorijoje. Bet jeigu Lietuvoje turim okupantų valdžią ir jinai sakys, gali, tai pagalvokime, kas mūsų laukia. Aš tam sakau, ne, aš nesutinku. Ir mano balsas, jeigu nuskambės kartu su Lietuvos žmonių balsu, gali, aš nebejoju, gali sustabdyti beprotybę. Baigiau. Aš galiu pasakyti, baigiant tą temą, prie jos negrįšiu, kad jūsų balsas nenuskambės. Ir yra publikacija Ekspertai EU šiandien, kuri vadinasi Garbačiauskaitė Budrienė paliko Vaitkui viltį. Jam tereikia pakeisti savo nuomonę. Čia kairėje nuotraukoje yra Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, per vidurį jūs, Eduardai, ir dešinėje Monika Garbačiauskaitė Budrienė. O apie ką kalba? Kalba apie tai, kad valstybinis transliuotojas atsisakė spausdinti jūsų, turbūt pirmąjį tekstą, kai jūs paskelbėt, kad ketinate dalyvauti prezidento rinkimuose. Tekstas vadinos Įstatymo diktatūra, vienintelis Lietuvos sėkmės raktas. Ir tame tekste jūs išdėstėte savo nuomonę, kuri ten teisinga, neteisinga, čia galima diskutuoti, netame esmė. Jūs išdėstėte savo nuomonę. Ir LRT vadovaujama Monikos Garbačiauskaitės Budrienės atsisakė tai skelbti. Paskaitysiu keletą sakinių, kurie Lietuvoje yra draudžiami ir neskelbtini.
Štai ką parašė moteris, tai yra Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Darytina išvada, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi bendrą pareigą užtikrinti skleidžiamos informacijos teisėtumą. Ir čia minimi įstatymai, straipsniai, kodeksai, ką jūs tenai negerai padarė. Taigi, kelios citatos, kurios yra draudžiamos. Lietuvos valdantieji toliau tęsia savo politiką, paklusniai vykdydami visus užsienio nurodymus ir jau skelbia naują siekį mūšio lauke nugalėti branduolinę valstybę, nes Rusija yra kalta, nes ji mus puola visus 30 metų. To, sakyti, Eduardai, nereikėjo. Jeigu būtumėt ištrynęs, nuomonė praeitų. Toliau. Gazdinti Lietuvos žmonės Rusijos karinė grėsmė, kai NATO šalis išleidžia kariniams reikmėms 20 kartų daugiau negu Rusija, yra neatsakinga. Labai blogai, kai karinio biznio planams yra aukojamas Lietuvos saugumas. Teigiate jūs, nereikėjo to teikti ir jūsų nuomonė būtų paskelbta. Toliau. Gana kištis į kitų šalių vidaus reikalus, gana dalyvauti kraujo upių liejime svetimose žemėse ir stebėtis mūsų strateginio partnerio cinizmu, juk karas Ukrainos teritorijoje yra suderintas ir be to yra pigus, nes Amerikos kariai nemiršta, Lenkijos vadovo žodžiais. Nereikėjo, Eduardai, to skelbti ir dar plius pridėjote Andriaus Kubiliaus mintis apie tai, kai jis nustebo, kad iš tikrųjų karas yra suderintas. Nereikėjo, Eduardai, nedarykite to ateityje. Toliau. Visiems mąstantiems yra žinoma ir suprantama, kad saugumas Europoje negali būti dalomas. Arba visi esame saugus, arba niekas nėra saugus. Todėl sėsti prie derybų stalo su Rusija yra neišvengiama. Čia skandalingas sakinys. Dabar tie sakiniai vis dažniau girdisi iš visų pusių, bet negalima to, Eduardai, supraskite. Vat nebūtų šitų frazių ir dar kelių, jūsų straipsnis laisvai būtų publikuojamas. Nu, argi jūs to nesuprantate? Ir vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, va šita graži moteris, kur čia kairėje nuotraukoje, jin patvirtino, kad Monikos Garbačiauskaitės atsakymas yra teisingas ir teisingai jūsų minčių nepublikavo. Tiesa, ekspertai EU ir ekspertai EU komentatoriai priminė, kad yra konstitucija, bet kaip sakoma, nelabai galioja. Ir jos 25 straipsnis, kuris sako, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliūdama ieškoti, gauti ir skleisti informaciją be idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik su įstatymu. Į tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei, orumui, privačiam gyvenimui, doroviai ar ginti konstituciniai santvarkai. Na ir taip toliau. Žodžiu, bet pat suprantate, Eduardai, kad konstitucija remtis Lietuvoje, tai jau darosi nepadoru. Yra instrukcijos, kodeksai, jais reikia remtis. Tai yra svarbiausias. Ir jeigu valstybinis transliuotojas turi savo kažkokias vidaus taisyklės, būtent jomis reikia remtis. Juk ir kitas siekiantis valstybės vadovo pareigų, teisininkas Ignas Vėgėlė yra pasakęs, ne konstitucija yra pagrindinis tas įstatymas, o yra NATO ir euro visokie integraciniai reikalai. Ir nežinant NATO ir euro integracinių reikalų, skaityti konstituciją, čia pas mane ne konstitucija, čia Maironis, tikrai neverta. Čia žinot, kaip, neturint matematikos pradžiamokslio spręsti kažkokias lygtis. Praktiškai tai neįmanoma, vis tiek reikia tos pirmų žingsnių žinoti, tas pats ir su konstitucija. Taigi aš linkiu jums pasitaisyti, atsiprašyti ir jūsų nuomonė valstybinio transliuotojo portale bus paskelbta ir nebejoju, tokią nuomonę švarę, išgrynintą skelbs ir visi kiti portalai. Ar sutinkate su mano? Audriau. Aš suprantu, bandysiu persiauklėti, aš bandysiu, bet aš beveik žinau, kad man nepavyks. O pavyzdžiui, partinio kandidato, Skvernelio partinio kandidato, Jeglinsko nuomonė, šiandien kaip tik ir paskelbė. Teisingos yra nuomonės ir neteisingos. Toks likimas mano. Būtent.